trenda 4 valandų. Dabar yra 5 minučių, tai sakykime, valandinis kilimas. 5 minučių 15 kilimų. Paskutinis judėjimas gal bendra impulsinė koja. Teisingai? Aš nusistatau paskutinį judėjimą atgal. Tai jeigu aš statau paskutinį judėjimą atgal, 5 minučių ar 15 minučių laike, jeigu jisai pralaužia, padarė 1-2-3, galimas toliau kritimas. Teisingai? Aš galiu siekti toliau. Bet jeigu jis nepadarė, atšoka nuo lygių, skyla toliau viršų. Tada išmušti stopą. Stopą tada dėkite ten, kur padarė poziciją. Jeigu jūs esate negarantuoti. Jeigu matote, kažkas yra ne taip. Bet man yra svarbu paskutinis judėjimas atgal. Valandinio, 4 valandų. 4 valandų paskutinis judėjimas čia. Valandinio čia, 15 minučių čia, sakykime, 5 minučių čia. Bet bendrai valandinio aš esu judėjimą atgal, tai jis turi pralaužti man čia. Kad valandinį pralaužus, kad galėčiau gaunasi sakas, kai dažniausiai 1-2-3. Ne? Kilimo judėjimą atgal. 1-2-3 ir važiuoju į apačią. Tai čia tada yra mano paskutinis judėjimas atgal, pagal kurį aš turėčiau žiūrėti, ką jis darys. Čia būna, kad padaro saipą, sakykime, FP, bepetina, užima dar kilimą į viršų toje vietoje. Bet dažnai būna, kad jį pralaužia žemyn. Gali padaryti kaip pradinės struktūros apačią, paimti pirmą taikinį ir nusileisti žemyn. Būna taip. Kiekvienoje situacijoje viskas skirtingai. Dėl to jūs turite įmatyti paskutinius judėjimus atgal. O tai yra svarbu. Judėjimas atgal, kur paskutinis. Pralaužėt, nes kas tada seka? 1-2-3. Padarė 1-2-3, arba nuvažiuoja iš vis be 1-2-3, pralaužimo, susukimo trendo. Ir tada jau tu matai, jeigu padarė 1-2-3, užėjo 4 užėjimo, pardavimo, kas bus dažniausiai? Ir sudaro, nuvažiuoja, patikrina apačią, rezistų zoną, arba padaro naują impulsinę koją. Mes turime vertinti trendą valandinio, kur esam, 15 minučių, kur trendas yra. Jeigu jis laužia, mes vis tiek esame judėjime atgal pagal valandinį, kai jisai kyla, tą krenta žemyn. Ir taip pat pagal 5 minutės. Jeigu mes žiūrim 5, ką mums reikalinga ta 5? Jeigu žiūrim 15, ne? Galim 5 pasižiūrėti, kas ten vyksta. Galime į minutinį pažiūrėti, ar minutinę pralaužę struktūras. Tai irgi signalas. Bet esmė mes turime įvertinti, kur esame čia judėjime atgal. Tai esame valandinė. 4 valandos mes matome, kad esame judėjime atgal bendrai pagal valandinį. Tai formuoja judėjimą atgal pagal valandinį, gali nueiti ir vėl, tai gali visko būti. Ne, nes ten būna, jeigu minutinė žiūri, paskutinį judėjimą atgal pralaužia, tarkim jau ten važiuoja žemyn, bet pasižiūri 5 minučių įsijungęs, pasitempti ten extensionas, žiūri, kad ten jisai formuoja judėjimą atgal, kad tik tai. Taip. Nors jau minutiniam, kaip ir jau, tarkim, bulių trendą jis pralaužia, jau kaip ir daro jau meškų trendą, 5 minučių daro tik judėjimą atgal. Ne, dabar ten kaip susimažinti. Ar supratas? Ar aišku, ar dar kažkas yra neaiškus? Krumtelė čia pradeda vietas. Taip. Krumtelė čia pradeda vietas. Iš tikrųjų nėra sudėtinga, tik tais reikia susidėlioti viską, eiliškumą. Tas eiliškumas ir duoda paskui visą tą peną. Tiesiog turit matyti. Paskutinis judėjimas, tai gal kur yra struktūras, nuo didžiausiai iki mažiausiai. Paskutinis judėjimas, tai gal čia judėjimas atgal vyksta, judėjimą atgal į zoną, iš impulsinės kojos. Paskui kyla trendas pagal valandinį. Kur man paskutinis judėjimas? Gal susirandu. Paskui vėl tame trende impulsinėje koje vėl paskutinis judėjimas. Gal pralaužė. Kiekvienas dar prieš tai buvus judėjimas. Gal 5-15 minučių, netgi minutinį. Pralaužė, matau, kad kyla. Kur kyla? Pirminį krenta. Kur krenta? Į valandinį judėjimą atgal. Kas vyksta šičia? Ką pralaužė? Pralaus man valandinį judėjimą atgal. Ar ne? Kur dais? Ar patikrinsiu jo apačią? Patikrinu. Ok. Kas dabar gali būti? Gali arba atšokti, padaryti, sakykime, kažkokį gal head shoulder, sakykime, ar dar kažką. Gali būti įvairiausių situacijų. Gali patikrinti vėl šitą lygį prieš tai buvusi, sakykime, kur buvo impulsinė koja judėjime atgal nuo 4 valandų laikotarpio. Jeigu jisai pralaužė, viskas. Jeigu pralaužė man valandinį paskutinį judėjimą atgal, tai kas tai? Tai didelis signalas, kad gali važiuoti toliau žemyn. Bet turi pralaužti kas valandinę žvakę? Tai valandinės struktūros jau turi pralaužti. Nes tie pizdukai formuoja tą judėjimą atgal, tos impulsinės kojos, tą valandinio judėjimą
atgal formuoja, bet turi pralaužti valandinį judėjimą. Ar aišku, ar nelabai, jeigu neaišku, dar sakykite. Aišku. Tai dabar planas. Šiaip atrodo aišku. Tada man buvo iškilo jums klausimas. Mano koks yra planas? Tai planas ir yra. Kaip aš darysiu? Pirmą turiu nustatyti, numatyti, tą identifikuoti, nustatyti, numatyti ir užeiti. Tai yra pagrindiniai dalykai. Kaip aš eiliškumą tą pasidarysiu savo. Keturias dalykas. Tai yra mano 3 variantai, pagal ką aš užeisiu prie kelio. Tai yra, ir jungsiu. Tai yra 3 planai. Impulsinės kojas, judėjimas dėl konsolidacijos. Kaip aš juose, ką aš juose veiksiu, ką aš darysiu. Tai tada aš pritaikau visą šitus struktūras, ką jūs ten daro. Daugelis ką padarė, daro, eina mokinti sistemą, bet ne struktūras, kuris pagrindinis dalykas. Jo. Iš tikrųjų, tai aš irgi labai skubėjau prie tų paternų, atrodė jau ten, va, tai bus jau veiksmas. Taip. Ir kažkaip paskui supranti, kad jie nėra tokie reikšmingi, ten iš tikrųjų tie Fibonacci visi ir visokie suportai resistai ten daugiau. Taip, pagrindinis dalykas. Lygiai, pralaužimai. Bet supranti tik tada, kai pasimokai tą sistemą, tai po to supranti, kad Bet taip Tomas ir sakė, jeigu reiks grįžti atgal, tai aš irgi visus tos pamokas 3 kartus gal žiūrėjau. Aš irgi taip padariau ir taip, bet man paskui, kodėl struktūros taip praėjau, nes aš manau, kad paprasta pasirodė, nesudėtinga viskas. Iki tol, kol kaip tu sakai, nepradės žiūrėti 4, 15, 5 minučių, tada prasideda krosai. Jeigu tu pražiūri 4 valandas, tai viskas aišku. Kyla viršų, spendas, viskas aišku, nieko sudėtingo nėra. Jeigu tu pradedi analizuoti, į smulkesnis, tada prasideda jau sunkiau. Bet vėlgi nebuvo ten blogai tašant, greičiau pereiti šitų sistemų visų, kažkaip padėjo atras tos figus. Irgi, pavyzdžiui, visą visumą pajunti, o tada po truputį ją jau ten... Bet dabar supratot, kodėl viskas yra sudėliota taip, kaip yra sudėliota mokymas. Ir kodėl jie yra reikšmingi jie visi. Nes jie visi turi savo vietą, kur mums reikia juos taikyti. Impulsinėse kojas, judėjimuose atgal ir konsolidacijos. Tai būtent tose vietose. Tai yra taškai, pagal ką mes turime važiuoti. Dėl to yra Fibonacci lygiai, kurie nurodo jų vietas, kur dažniausiai suveikia. Tai reiškia, man reikia tenais žiūrėti būtent šitą sistemą. Viskas. Bet pirmą reikia man išmokti identifikuoti struktūrą. Daugiau nieko nereikia. Galėjo RSI, aišku, pasižiūrėti, kur tenais overtop, overbottom, kai krito, sakykime, ar kilo, irgi toksai kaip ir indikatorius, sakykime, parodo, yra overtop, ar ten padaro divergenciją, sakykime, bet tada jau gaunasi double topai, ar kažkokios sistemos, kurios irgi susidaro. Na viskas. Bet jeigu pavyzdys pasiekė tą 1.27, tai 1.41 ir RSI jis nerodo tavo overtopą arba ką čia reiškia. Tai tau gali nerodyti. Matai, jeigu jisai nerodo, čia yra dažniausiai toks klausimas, kad dažniausiai rodo. Nes nerodyti to gali didesnėme time frame. Didesnis time frame'as mažesniam visą laiką parodo. Čia reikėtų žiūrėti palei situaciją, sakykime, nes kai tu turi RSI, yra 50%, sakykime, ne? Ir jisai, kai kyla, čia kažkur yra, ne, šitoje vietoje, ir čia yra kažkokios struktūros formuojamas. Nu, sakykime, pavyzdys. Matydamas, kad RSI yra šitoje vietoje, čia, nuėjęs į low time frame, jisai bus čia, overtop. Bet tada turi įsivertinti, kas čia kur yra. Turi žiūrėti pagal tai, kas ten, koks lygis yra, pagal struktūras jo. Kaip? Sakykit, garsiau. Kaip pūzlė, dėlioji. Nesigauna, dėlioji. Kol randi tas detalės, kur reikia sudėti. Nu tai sakykit dabar, ar sudėtingai atrodo visas šitas procesas? Ar reikia kažko bijoti? Reikia minučių. Beveik vienbalis pasakė, savęs. Savo dvejonę tiksliau. Savo dvejonę.
Rimtai, tikrai reikia bijoti. Ne. Tai ką, jūs tokie bailiukai esat? Nesat, ne? Labai viskas paprasta. 3 planai. Impulsinės kojas, judėjimai atgal ir konsolidacija. Viskas. O visa kita yra oras. Jeigu užžydinėjom kažkur, kur nereikia, tai yra oras. Gaudot 113, oras. Gaudot 120 kažkur, tai oras. Tai tarp kitko klausimas, kodėl 113 netinka? Per žemę? Gal tu gali tikt, bet tu turi pats atrasti, kodėl to gali tikt. Išsitestų? Nu, bet būna irgi tuo atveju, kad veikia nuo 113. Būna, visko būna. Bet tu turėjai žiūrėti, kam jisai yra reikalinga. Gal FP kojai, bet sikojai. Suprantai, reikia žiūrėti, kam jis yra. Ką jis veikia, ką jis daro, kodėl jis ten yra. Bet jeigu patensiu nuo struktūros, tai sakykime, turime impulsinę, judėjimas ir 113 pasiekė, ne? 113. Ką padarė? Nueinu lautai prieimu, aš žiūriu impulsinę koją, judėjimus impulsinę, čia palėtė 127. Tai kaip nepasimesti, ne? Supras? Jas spiglys. Taip. Viskas. Tai turi turėti tada praktiškai užėjimą pardavimą. Pagal lautai prieimu. Didesnis tai prieimas rodo 113, o mažesnis rodo šitą. Ir tada gaunasi kas? Gaunasi, sakykime, kritimas, atsitrenkia čia, kokią konsolidaciją gal padarė, bom, iššoka, palėtė palei šitą struktūrą 127 arba kitą lygį. Nu, tai čia ir sudėgi. Sako, čia ir ko sudėgi? Ko tada tu nori, matai, ko tu nori? Kaip tu dabar, ką aš čia sudėgiu? Jeigu tavo svajonė yra šičia, Ne, tai va to pirmo nepasiėmė niekada. o tai kur tas tavo pirmas? Va. Kur taisyklės rodo? Ar norai rodo? Va čia jie prasideda. Jeigu tu užėjai pagal struktūrą ir leidusi žemyn, jeigu tavo pralaužė paskutinį judėjimą atgal, nuo lautai ir leidžiasi žemyn, tu toliau gali manipuliuoti. Jeigu jisai krito, tai juk nežinai, ar jis toliau klys, bet čia yra trendas. Impulsinė, dėjams impulsinė. Tu pasiėmė impulsinį, tas pats. Pasiėmė impulsinį. Kur tavo pirmas taikinys bus? 3,8,20. Pasiėmė pirmą taikinį, užsidarėjai, nusistumė stopą. Jeigu leidžiasi toliau, tai pasimsi toliau. Tada reiškia pasimsi FP sistemos patsikoja. Viskas tu apsisaugai. Bet jeigu tu nori su pirmu... $1 pastebėjau, kad labai dažnai stopus išmuša ir tada apsisuka. Jeigu išmuša stopą, reikia tilautai impreimą, jūsų stopas, FP sistema. Čia FP sistema, išmušo stopą. Žiūrėkit, čia buvo trendas. Padarė impulsinę koją, palėtė prie jūsų stopo, išmušo, tai gavot gal užimą pirkimui. Svarstinkit pirkimui. Šiek tiek testavausi, nu, jeigu ten pramuša, 50% susitraukia žvakis, spiglys lieka, apžeidinė tau 100% šoka. Taip. Ir ten minusas dažniausiai atsipirki dar su kaupu. Taip. Tai reikia žiūrėti, kaip susitraukia, kaip vyksta tas susitraukimas. Dėl to įrodžiu per auksą, kaip rodžiu, kaip būna, kad susitraukia pagal time frame. Nes yra struktūros, kurios liečia. Bet čia va, irgi buvo apie tokią situaciją, aš nekėjom su Tomu. Ir kai jis, nu, va, tas spiglys išmuša tą 113, kaip tada užeit, kurioje vietoje? 113 spiglys. Nu, ta prasme, tą stopą mūsų išmuša sistemos 113 palėtė. Susitraukia būnas. Ir tada kur tas... Jeigu nėra jokio signalo, tau kai palėtė 113, sakykime, jeigu tu turėjai trendą, sakykime, identifikavai, jį palėtė 113, jeigu ten netgi trendo nėra, staigiai žmonės, bum, jie palėtė. Tai ką tu darysi, jeigu nėra ką daryti? Nu, jeigu nori slepų ieškoti, tam pritempinėti, nu, tu gali, žinai, tada ieškoti kažką ten galvot, paimi iš oro dariau. Bet tada kur stopė, kur tavo taikiniai? Taip, turi nusistatyti. Jeigu tavo stopas yra 120 į kablelis 1, tai tada reiškia tavo atidarė į čia poziciją, matydamas, kad sudarė kokį pimbarą, sakykime, šoka čia pimbarą, padarė ne tokį, biškį viršų. Tai tu čia kūnas traukia, užėjai pardavimą, tavo stopas, tada čia.
Nes nėra ką remtis kitaip. Arba 127,20. Nu, tai panašiai taip ir galvojom, nes tiesiog sakė, Kitaip. Bet vėl turi savęs paklausti, ar tikrai tau verta taip rizikuoti. Bet turi žiūrėti palei situaciją, kur taip yra. Nebent sudaro kokį ten dar žemesniam freime, kokį double topą ir tada darai topą pagal double topą, ne? Taip. Susitampa. Jo, gali būti double topą, double bottomą padarė, priklauso nuo situacijos. Nes kitaip tai nieko. Dar vienas dalykas, jeigu nespėjai, tai nereikia bandyti ir iššokti. Taip, palik ramybį. Tada tik savęs paklaus, kurie emocinė žvakė tave veikia. Raudona ar žalia. Čia ir yra emocijos, tai jas. Jeigu veikia. Bet tai reiškia, tu turi suprasti, kad tai nėra to dalis tavo. Tai dabar aš jau kitaip žiūriu, jo, bet iš tikrųjų tai veikdavo labai stipriai. Taip. Kaip, o, krenta to esi, o, davai, aš čia, ai, nespėjau to, ir tada vėl krenta, pabandysi dar kartą, ai, vėl nespėjau. Aš pabandyčiau nupaišyti, ką mes su juo kalbėjom, dabar pabandžiau mintis įsivaizduoti. Nu, ar toj situacijoje jūs kažką darytumėt ar nelabai? Tik aš gal mane maišys, gal. Gerai, ką matyti visiems. Gal man neišeina. Tarkim, čia mes turėjom impulsinę koją, tada kaip ir judėjimą atgal. Ir čia, sakykime, kokią nors struktūrą pirkimui susiformavo, ar ne? Čia 113. Bet, nu, čia tarkim 5 minutės, bet mums staiga išmuša toks vat pimbaras. Stopą. Jo, ir mes su juo galvojom, nu, jis man tai pasakė, kad sako, gal Tomas vis tiek galbūt įeitų, žinai. Nu, kaip ir gaudom judėjimo gal ar ne? Ir... Nu, čia, sakykime, yra koks lygis, ne? 113, ten... Nu, tarkim, 38-20 ant... Taip, aš įeičiau. Nu, man, tai vat ir mes su juo galvojom. Nes esmė yra prie lygio, jisai ką padarė, lygį išmušo, būtent pagal tą sistemą, išmušo ir kas atsitiko, aš automatiškai matau, kai jisai susitraukė prie to pačios struktūros, kodėl neužėjai. Nes tai yra signalas, jau davė, jisai susirinko, ką reikėjo ir jisai išėjo. Bet, sakykime, jeigu jūs užėtumėte į šitą, ar ne, o, nu, tarkim, kur stopas būtų? Stopą jūs orientuotumėtės dėti, nu, taip pat toks. Čia reikėtų pagal low time frame žiūrėti, kas tenais įvyko. Aš sėksiu ir dar low time frame, nes čia padarė judėjimą atgal iš impulsinės kojas. Jo, okei. Žiūrėčiau, kas tenais vyko, gal netgi būčiau šičiai užėjęs apačioj į užėjimą. O jeigu šitoje situacijoje čia yra didesnis time frame'as, tai tada stopas būtų prie kito lygio Fibonacci. Okei. Tada aš... Kitokio variantų nebėra. Nu, kas daugiau gal kažką turit? Čia jums, žinokit, ne man. Na, jau čia pakankamai išaiškinai, dabar jau aiškiau tikrai. Ar patiko? Aš sakyčiau, kad čia buvo toks, žinai, praktiškai toks jūsų išaiškinimas, ko atvažiavus laukėm, žinai, nes, nu, atrodo, nu, bent aš taip jaučiausi, kad kažko trūksta, ateis mano tas day tradingas, ta diena, ar ne, ir ką aš darysiu, nu, kažkaip pasimeti, žinai, daug sistemų, žinai, tą, na, bet patrūko to nuoseklumo, bet, ar ne, tų 4 žingsnių, nu, taip atrodo. Tiksliau atrodo, kad moki, bet Kaip reikia, kad kitas parodytų, kad tu tikrai supranti tą, ką moki. Dabar supratot? Nu, reikia nepamiršti, jo. Informacija susigulėti. Ne, nu tai Iš to klausome. Grįžę pro praeitį. Taip. Aišku, viskas ateis su praktika, jums dabar turėsit praktikuotis ir tą prisiminkit, nes yra jūsų 3 žingsniai. Impulsinės, judėjimai, konsolidacija. Daugiau nieko nereikia. Jeigu orą gaudysit, jau galite prisigaudyti. Double topai irgi visur jų yra pilna. Turit rasti, kur jie yra. Tai va. Kaip? Kokių dar klausimėlių turit? Aš šiandien su šito gal susiję, bet apie tunelius norėčiau gal biškį daugiau rinko. Tuneliai. Jo, nes vis